Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip reikia pikselint. Tai va, gausime tik vieną supikselintą objektą, visur kitur bus švaru. Tai va, duplikuojame layerį, einame filter, pikseliai, mauzai. Dedame cell size 5 square, galima aišku ir daugiau, bet labai jau gausis negražiai. Tai va, pirmam kartui kol kas 5 dedam. Tada pasiėmė trintuką, nesvarbu koks dydis, čia jau pagal save, ir trinam. Trinam, kol gaunam norimą rezultatą. Reikia paliksim tik kojas švarias, o visur kitur pikselį. Arba galima visur kitur švaru padaryti, o tik skeitas arba koks, kai jūs darysit, aišku, kitą darysit darbą. Tai va, liks tik skeitas ar kas nors jūsų pasirinktas su pikseliu. Galima išsijungti apatinį layerį ir viską geriau matysim. Čia aišku, aš darau viską, bet kaip galima ir viską kruopščiai. Bet va, kaip pirmam parodymui, tai va. Ir gaunam savo rezultatą ir tiek šioje pamokoje.